tenka susidūti su tais visais dokumentais Ignalina, vat, kad ir kaimynais, tai žinokit, gal tėtės tas santūrumas ir niekada neatsakymas padėt, turbūt man dabar labai padeda. Vat, kiek vat, ir kur jis dirbo, tai ai nurašysim, ai gerai, ar ten, nu, paskui. Kažkaip tai ir aš sakau, vat, mama kažkaip tai atrodo, mamagi visada kaip tai pas mus priimta ta mama. Ne, vat, knygą paskaityti, tėtis, ten valgyti ruošia pusryčiam, tėtis, į visus susirinkimus vaikščiodavo mokykloje, tėtis. Mama gal tik 1 klasėje į susirinkimą nuėjo ir viskas. Kažkaip tai, vat, nu... Tai sakot, kad va, tie, kurie pažinojo tėtį, ne, jie dabar, va, esant reikalui, tikrai palankiau žiūri. Taip. Jie labai pyko vienas ant kito. Ir mano žodžiai visą laiką, kai būdavo, nu, kai vienturtė vis tarptų girnų. Ir būdavo, aš jiems sakydavau, palaukit, ateis senatvė, aš jūs suguldysiu į vieną kambarį ir duosiu po kačergą. Galėsit vienas kitą baksnot. Nu ir praktiškai turbūt aš jau nupasakojau likimą. Tai mama kurį laiką vienam kambarį gulėjo, tėtis kitam. Ir tėtė po 27 metų, nors vienam miestelį gyveno ir susitikdavo parduotuvė. Ir čia vaginė kartą susitikę po skyrybų. Bet jos jau nebeatsiminė. Tarp kitko, vat, kaip negražu girtis, bet vėlgi tėtės giminė vieni prie pirmųjų, kaip mes juokiamės, kontrabandistų. Senelis 864, pirmas knygnešys yra. Jūsų senelis? Taip, tėtės senelis. Tai nuo 1864 metų knygnešys. Jie yra net juostininkuose, čia juostininkai Anykščių rajone netoli, jeigu kažką sako, Troškūnai, ten yra tas vienuolynas, tai ten netoli 9 kilometrai iki tos, tai yra net stogastulpis pastatytas. Tėtės giminiai. Tėtės jau tėvai ir visa jų šeima buvo išvežta ir kiek aš supratau ir kiek bent jau pasakojo, tai tėtės, nu, vat mano senelis, tas jau Petras tėvas, antrą kartą jau, pirmą kartą, kas tai ten prieš karą buvo papuolęs į tą Sibirą, antrą kartą kaip trėmė jau visus, tai nuo Andrioniškio juos trėmė, ne? Tai kažkaip taip vienoj stoty susirinko visus senelius, ėjo per vagonus, tai aišku, ten labai kaip pavyko, kad tie sargybiniai visi buvo, nu, geranoriškai, tai vieną vagoną susikėlė visą giminę, ir senelius, ir dėdę, ir į vieną vagoną. Gimęs Lietuvoj ir kiek jam buvo, gal 6 metai ištrėmė. Anykščios gimęs. Čia vam tėtis, čia tėtės ir mano mamos vestuvės Ladogoj. Jie kaip ir kai kartu studentavo, tai susipažino ir mama tai nuo Švenčionėlių, bet kai Vilniui, tai šitai jie neišterpijo ir keliavo paskui į Ladogą, kad ten susituokė. Vat, tėtė pradėjęs kalbėti rusiškai. Nu, matyti iš vaikystės, tremtis, gal už tai, ta rusų kalba jam dabar aplamai. Tai, o kodėl jis rusiškai kalba? Giminaičiai stebisi, kodėl jis rusiškai kalba. Nu, tai sakau, jūs jo paklauskit, kodėl jis rusiškai. Mokyklų mokėsi. Technikumą pradėjo, paskui technikumą ir viskas rusiškai. Tai sakau, kietas rusų diskas, šitas lietuvių įsitrynė rusų lyga. Šitas. Rimvydas. O kaip jūs įvadinat? Tėčiu. Tėčiu. Jo, bet dabar, žinokit, labiau reaguoja į vardą. Į vardą. Jūs ir kreipiatės vardą.
dar mėginom jam mažybinį pasiten, jį labai mylėjo visi, jis toks mažiausias, kukliausias, tai Reniuku vadindavo giminaičiai, nu ten tetos tos, bet jam Reniuko jau nebelykė, Rimvydas ir viskas. Net pavardė kitą kartą pamiršta, kad jo pavardė tokia. Gal dabar jo, nes niekas... O va jūs vardinot prieš tai sakydamas, kad tikrai jisai pats labai jaudinos, ne, kai dėl tos ligos, dėl to, kad nekas jau pokyčių, dėl savęs. Kaip va tą jisai išreiškia? Galėtumėt va tai truputį papasakoti, kaip jūs matėte? Jisai kaip, kai šneki su juo, tai jisai, kaip sako, taip nesuregišmindavo, bet vat sako, kas tai galvoja daro. Jisai sako, negaliu, bet va taip. Žmogus kaip serga pabiškį, jau nesupranti pats, jisai nesuprasdavo, kad jau tolsta tas visas šitas, kaip sako, išryškėja. Bet ligos. pats įvardino, ne, sako, Nu, tai jisai suprasdavo viską, kaip sako, dar protėgi buvo, kai jau žinojo apie lygą. Tik tai neįsivaizdavo, kad šit gali būti, kad žmogus. Bet tai šiaip gal jūs, kai dažniau ten toj virtuvėliai pasėdėdavot, bet man praktiškai tai vat, būtent įvardijo, kad tai Alzheimeris, tai jo moteriškė. Paskambino telefonu, matyti, jisai jau buvo kažką iškrėtęs, kad jinai jau taip ryžosi atvirai pasakyti, tai vat sakė, žinokit, pas tėtį Alzheimeris ir žiūrėkit, kaip toliau kas bus. Apsišvietus irgi apsiskaitydavo, ten viskas tvarkoje buvo. Ir tada vat, būtent įvardijo, kad nors aš irgi jaučiau, mes čia kažkok laidotuvėse tetulytės jo buvom, tai jisai išlipo iš mašinos ir nebežino, ko išlipo. Jam buvo insultas pradžioje, buvo, paskiau jau ten užkrešėję jam buvo ir jau prognozavo jam šitą lygą. Šitą jau buvo, jam ten jisai gerdavo vaistus jau, jisai stengės, bet jau kad progresuos jau jisai. Prieš tai jisai jau šnekėt ar kažką tai jau pagalvodavo. Kažką tai mintį norėdavo. Lėtapėdis būdavo. Nu ne, tai vis tiek jau nori kažką jau pasakyti, tavo sakai, negaliu pasakyti, jau viskas. Tai jautė, tai vis tiek vaistus, paskiau jau vis tiek šitas. Paaiškiai jau progresavo ir viskas, kaip sako. Tai daktarai perspėjo ir jisai viskas šitas jisai. Bet kad labai tokį vat pablogėjimas jam, tai tikrai ne, nes jis iki paskutinės minutės ir mašiną vairavo, ir susitaikyti sunku būdavo. Labai ir jam pačiam, ir mums. Jisai jau negalima, tai daktarai paskiau jau pasakė, kad nesėsk, tai tada tik tai. Aš jūs babas man čia neaiškinsit. O iki kada jisai vairavo? Iki kada buvo gan savarankiškas? Jeigu pas mus 4 metai, tai kokius prieš 5 metus iki 76 metų, tai jis tikrai vairavo. Ir būdavo dažų balionėlis pas jį, jau matyti irgi akis ir ta pločio tas, kaip net nežinau kaip pasakyti. Neįsipaišydavo į vartus, tai jeigu nusibraižo kur mašina, tai su dažais nusipurškė, toliau važiuoja. Bet pamiršdavo, kad ir benzino pilnas bakas pas jį, tada skambina, užveskit, mašina neužsiveda. Ir turėjom problemų tikrai ir bijojom, kad kažko neužvažiuotų, bet paskui kažkaip tai ir gydytojai griežtai pasakė ne ir neklausydavo. Dar va bronius kažkiek tai jam taip griežčiau atėmėm paskui raktus. Bet ar aš gerai suprantu, kad jisai turėdamas diagnozę, jisai turėjo teises ir vairavo automobilį? Tai jo ten diagnozė tik pradžia, kaip sako, tik tai šitas. Buvo, dar viskas tvarkoje. Šitas jam pagrindas buvo tas insultas. Jau jisai, po insultą jisai pradėjo biškį jau atminti šitų ir visko, kaip sako. Tai matyt aktyvavo. Kai jis pats, kaip sako, jau biškį jau reikia pagalvoti šitas. Paskiau jau šitą, kai
Alzheimeris prasidėjo, tai ten jau daktarai jau kaip viskas prognozavo šitų, pagal visko kaip sveikatą. Ir matyt, mes va dabar, kai atsekam, tai turbūt jam dar didelis stresas buvo, kad jį čia va atvežė, kad jam čia reikėjo gyventi. Nes jisai būdavo, jis labai pergyveno, tiesa, prieš tai vėlgi buvo priepuolis, mes jį radom, tiksliau kaimynai rado pievoj, čia jų daržai būdavo su ta moteriškė netoli sodas. Ir jisai ėjo pėsčias pas mus kažkaip tai. Ir kaimynai jį rado pievoj gulintį. Tai priepuolis kažkoks buvo. Ir po to karto kažkaip tai dar pablogėjo, o paskui dar čia vasara buvo, o pavasarį jį jau atvežė, pas mus jau pradėjo gyventi. Ir matyt labai stresas buvo, kad 27 metus išgyveno, čia viskas pasikeitė, nes tikrai ir naktimis jisai skambindavo tai moteriškiai, ir sakau, čia jisai eidavo ratus, tikrindavo, kur šviesa įsijungia, kur tualetas, kur nusipraust. Kažkaip jis sunkokai adaptavosi. Mėgėjas pavaikščio, tai mes buvom nupirkę laikroduką, jis buvo ir paklydęs kelis kartus. Nes jisai kal nepavargęs, viskas gerai, eina, jau atgal pavargsta ir užmiršti. Tai jeigu nespėjai prižiūrėti ar kažkas, tai jau... Šitas žmogus nevaldomas irgi darais, kaip saka, ambicijas, nervas, nelaika žmogaus, kaip saka. Vis tiek tu stengies darai, tavęs nieks nemato, ligonis, jisai nieką. Daryk tu nors kiek nori, ar kaip. Ten, kai su kitom ligom, tai žmogų pasakai, viskas aišku, čia jam šnekėk, nešnekėk, turi viskų pervirti vidui, viską, kaip saka. Ar galvų sieną gali duoti, ar kur, kaip saka, lengviau būti, kad neužduot ligonį. Jau dabar kažkaip aprimėsi, anksčiau jis toks vaikščiodavo dažniau, tai kai dar kiemas yra, tai tvoras visas šitas, tai jisai ratus ten eina visko, kad tai neša, tai vėl, žinai. Kaip maža vaiką viskas reikia slėpti, viskas dėti. Kaip saka, dabar ramesnis jau, tai būdavo vasarų jau, kai jisai, taigi... Kol orai neatšalo, tai ištisai laukia. Būdavo jau ir duris rakinam, kad jau per lietų neįtų, bet jau ratu. Ir kaip peliukas viską į kambarį. Peilius, plaktukus, pjūklus, viską kambarį. Jeigu tik tai jau ko nėra, einam ieškoti kambarį. Jeigu manęs nebūna, kitą kartą vaikai lieka ir mes su vyru išvažiuojam, tada jis labai neramus. Jis tada šaukia, ieško, kaip vardą atsimena, bet turiu draugę, su kuria 50 metų draugaujam, gal jau irgi su panašiam, tai jis ją labiau šaukia, Rima negu mane. Bet jinai atvažiuoja, pasišypsena, viskas ir tvarko, ir tada Rimutė, kur... Ir kur eisi? Pas mergas. Pas mergas eini, taigi kambarį pilna mergų. Sakykit, Rima, o kas va jūs palaiko šitoj situacijai? Šiaip tai iš tikrųjų vaikai. Mažasis tai mano, sakau, Anglijoje, kai sėdi, tai jisai taip, tik telefonu kitą kartą. O didysis su savo draugė, tai iš tikrųjų visą vasarą, tai tik jų dėka mes kažkur važiavom, kažką galėjom pamatyti, pailsėti. O šiaip, aš žinokit, net nežinau. Kažkaip pas mus komanda kokia taip vieni kitus pasveriam ir tempiam. Bet iš tikrųjų man labai sunku ir buvo susitaikyti su agresija pačiam ligoniui. Supranti, kad valgo, bet kai išspjauna atgal viską. Net nepajutau, sakau, man tai buvo šokas. Iš tikrųjų labai baisu ir supranti, kad tu ne vienas toks. Ir kažkaip tai taip save guodi, kad ne vienas. Vyras tai iš tikrųjų pasakė kažką, pagalį sugalvojo, kad nešliaužio tėtę niekur padarė, baldus išnešėm. Tėtės kambarygi buvo ir baldai. Tai čiagi mūsų ežeras iš karto. Ir jis labai mėgdavo stovėti ir žiūrėti. Mėginau pasodinti, ne. Ir valgyti jau irgi pradėjo bijot.
Tai pradėjom kambarį lovai maitinti. O būdavo virtuvėje atsisėdę, savo vietą turim. Tai va taip kambarį, ne, va, kad kažkur kitur prisėsti? Ne. Nelabai, ne. Ir jam orientacija, jeigu įeina į savo kambarį iš karto į lempą, čia mano lempa, reiškia tvarkoja aš kambarį. Ir dabar jau žiūrim, kad lovoj rankena vis čiupinėja, kol susiranda rankeną, mano. Tada ramiai pavalgom arba atsigula, tada kažką susitvarkyti. Bet, matyt, orientacija dar kažkokia. Ir visą laiką pas jį, kaip įprotis, atsidaro dureles ir į dujų balioną pabeldžia, jam matytas garsas. Norėjau kažką tokį panašų, kokį žaislą skambutį, bet paskui pagalvojau, kad mes ramybės neturėsim. Labai bus triukšminga. Tai mes taip ir likom virtuvėje bendrauto, ne kambarį. Man pačiai susitvarkyti su savim, kad nebūtų tos agresijos. Manyje tos agresijos. Tai kaip jūs tai darote? Kol kas? Kažkaip pati su savim. Lašiukai Ramavelo padeda, kažkokie raminantis. Aišku, gal vėlgi tą krūvą viskas susipuolė, kai mama mirė, tai gal, 4 mėnesių be miego buvo, va čia tada buvo labai sudėtinga. Bet tai vėlgi leidžia ir pamiegoti, ir darbus nudirba, ir daržai visi draugė atvažiavus nuravėjo, ir konservavimas visas. Užnugarys pas man kaip. Jisai visur dauža, tik tai šviesą jungia. Tai jūs nuėmė, ne? Specialiai, taip? Ir šitas su jutiklės padaryta, viskas. Rankenas visas padarytas, kad neatsidarytų, neišeitų. O viskas pertvarkyti reikia.